Mūsų tema yra apie emocinius neįsisąmonintus alkius. Iš kur ta sąvoka atsirado tavo žodyne? Kas tai yra ir kodėl yra organizacijose svarbu? Vadovą, kaip vadovavimą, aš laikau vaidmeniu, socialiniu vaidmeniu, kuris su savimi nešasi krūvą lūkesčių iš aplinkos skirtingose organizacijose ir kultūrose. Ir į tą vaidmenį ateina žmogus, kuris atsineša savo žmogiškus ir dažnai nebūtinai įsisąmonintus poreikius, norus, troškimus. Ir tada iš tiesų, jeigu jisai nėra tokioj santarvėj su savimi, taip jau nutinka, kad jis toliau maitina tai, kas jam žmogiškai labai rūpi, bet nebūtinai yra produktyvu, aš taip sakau, arba adekvatu verslo kontekstui, situacijos kontekstui. Čia visų pirma, gal taip atsakant į klausimą, dėl ko tai yra svarbu. Atsakant į klausimą, kaip čia tas terminas atėjęs, gal prasminga pasakyti, kas po jo slepiasi. Tai slepiasi tokie dalykai, kad mes kaip žmonės santykėje, pavyzdžiui, aš su tavimi kaip profesionalas, galiu turėti padidintą poreikį jaustis pranašesniu. Toks gana banalus, bet labai dažnas žmogiškas poreikis jausti pirmumą, nuolat iš tiesų būti tokiam lyginimo kontekste. Ir jeigu aš turiu šitą poreikį ypatingai išreikštą, aš sakau, kad jisai yra išreikštas, tai reiškia, kad aš jo nuolat tokiai būsenoje ieškojimas, kad tame yra emocinis alkis, kad tau yra ypatingai reikšminga. Ir jeigu mes nesame tokie pastabūs savo, tada nutinka dalykai, kad tu pradedi tenkinti, tarkime, asmeninio pranašumo poreikį ten, kur yra visiškai neproduktyvu. Ir įsitrauki į santykį, nežinau, į konfliktą su kitais žmonėmis, kas neduoda nei tau, nei organizacijai nieko gero, bet tave pamaitina. Tu jautiesi pasimaitinęs, kad tu įrodai pranašumą. Ateina mintis, dėl ko emocinė alkį yra neįsisąmoninti ir koks jų veikimo mechanizmas yra. Taip. Yra psichologijoje toks terminas emocinė anestezija. Kaip mes būdavom maži ir mes panaudodavom tam tikrą elgseną, kad įtikti savo tėvams, tai gali būti gera elgsena, gali būti bloga, bet už ką gaudavom tėvų dėmesį. Taip. Ir mes tada nusiramindavom. Pas mus būdavo toks emocinis geštaltas. Ir dabar, kaip tu pasakoji, kai žmogus atsiduria toj būsenoj, kaip kyla nerimas, jis tada grįžta į vaikystės neįsisąmonintus prisiminimus ir jis pakartoja tą elgseną ir jis iš principo patiria emocinę anesteziją. Ir tada jam pasidaro ramiau. Kaip tau atrodo, kaip vadovams tai pamatyti? Nes juk čia mes kalbam apie itin svarbius dalykus, mes kalbam apie vadybinių tikslų sumaišymą su emocinio alkio tikslais. Nu, tai žinai, čia ir ateina pakankamai tokia dabar, mano manimu, kurį laiką populiarėjanti tema apie emocinę brandą. Ir aš tai, tiesą sakant, tiesiai šviesiai manau, kad yra labai, nors mes tai vadinam minkštaisiais įgūdžiais, tai yra kritinis vadovo gebėjimas mokėti pastebėti savo vidinės būsenas. Ir kažkuria prasme tai, ką puikiai žinom, tos būsenos jos kažką pasakoja visą laiką. Nu, vat nerimas, jeigu jis sukilo, tai reiškia vyksta procesai už manęs. Ir va čia ir yra tai, kas yra skatintina. Mes sakom, kad tie dalykai jam nutinka, nes tai yra neįsisąmoninta. Bet nuo to momento, kai tu pavadini jausmą, šiuo atveju emociją ar jausmą, ir tu jį pradedi apmąstyti, tu jį ištrauki į sąmonės lygį. Tai nereiškia, kad nuo to tu mažiau patirsi nerimo tuo metu, kai kitas tavimi nusivilia. Bet tai reiškia, kad iš to nesąmoningo veiksmo tu ateini į vietą, kur tu turi daugiau šansų rinktis. Nes apmąstęs, o pradžia visą laiką yra kūne, pradžia yra visą laiką būsenose, jas pavadinęs ir jas pradėdamas apmąstyti, tu įgauni galimybę kažkaip tai bent jau mąstyti, veikti, tau pasiseks, nepasiseks, bet iki to momento, kol tu į save net nežiūri, tu tiesiog neturi šansų daryti kitaip, tu tiesiog gyveni. Nutinka, aš kaip sakau, vadovavimas nutinka tada. Ir dar ateina mintis, kad dažnai mes stengiamės taip paviršutiniškai bėgti tam, kad nesustoti ir nepasižiūrėti, nes pasižiūrėjus ir pamačius su to jau reikia kažką tai daryti. Kartais išsigąsti, kartais apskritai nežinai nuo ko pradėti. Žmonės tuo metu, kai išgyvena būseną tikrai
turėti įgūdį ją pastebėti, atpažinti, suvokti, šiaip skamba tik tai paprastai, tai yra be galo stipri ir labai nelengvai įgyjama kompetencija ir jinai dažnai netgi sakyčiau per lengvai pasakoma, nesuvokiant, kiek žmogui yra iš tiesų nelengva tuo pačiu metu gyventi ir stebėti gyvenimą, nes mes esame dviejuose režimuose ir dažnai mes gyvenimą stebime tada tik jau, kai įvykiai praeina, bet galėti būti čia ir tuo pačiu stebėt, kas vyksta, yra nesuvokiamos emocinės brandos, labai didelės emocinės brandos klausimas.